važiuoji parsivežti naują augintinį. O apie džiaugsmus ir vargus, apie tai mūsų naujame epizode. Tai vėlgi grįžtam prie tų pačių švenčių ir nereta tikrai situacija, kada vaikas labai norėjo šuniuko, prašė ar ten kačiuko, prašė tėveliai nepasirašė, nes vis tiek įsivaizduoja, kad ten šiokia tokia dienos rutina galėtų būti ir jie šiuo momentu to nenumato, bet visada atsiranda gerieji seneliai, kurie padovanoja ir kalėdos neišimtis. Tai kokių šito klausimų turėtum pastebėjimų? Gyvūno dovanoti negalima. Vienareikšmiškai. Gyvūnas turi būti įgyjamas labai apsvarstytai, labai pasvertai, tikslingai ir suprantant, kas tai yra. Labai rekomenduoju, prašau visų, prieš įsigyjant gyvūną kreiptis į specialistus, pasikonsultuoti apie tai, kaip reikės jį auginti, ką su juo reikės daryti, kaip jisai auga, ką jisai krečia, kokias šunybės daro, kom viskas baigsis ir panašiai. Reikia suprasti, kad gyvūno įgyjimas tai 10 metų atsakomybė. Vidutiniškai 10. Yra gyvūnų, kurie ir ilgiau gyvena. Dovanotas gyvūnas, jisai nebūtinai yra pageidaujamas, norimas arba tinkamas. Galų gale ar nėra tam pasiruošę jie iki galo. Teisingai, ar tie nauji šeimininkai, kurie gavo dovanų kažkokį gyvūną, šiuo atveju mes turbūt labiau šnekam apie šuniukus, tai ar jie yra pasiruošę tam, ar jie turi pakankamai žinių, kaip su to gyvūnu elgtis, ką su juo daryti. Daugybė atvejų, čia net ne šimtai, tūkstančiai atvejų mano praktikoje, kada įsigijom šuniuką, nežinom, ką daryti, nes baldus suėdė, batus suėdė, namus perstatė, ir atveju, kai sienas išvertė, sugriaužė, ten iš neturėjimo ką veikti šuniukai. Pilnas YouTube'as tokių vaizdelių. Pilnas YouTube'as tokių vaizdelių ir tikrai aš turiu tikrų praktinių tų situacijų, realių situacijų, kada žmonės kreipiasi. Ir aš užduodu visada klausimą, o tai kur jūs buvot prieš įsigyjant tą šunelį, kodėl jūs net važiavot, nepaklausot. Tai mes manėm, kad čia viskas bus gerai. Tai aš maniau, kad būsiu kosmonautas, kai užaugsiu, bet nesigavo tai. Tai reikėtų įsivertinti labai atsakingai tą gyvūno įsigijimą arba to gyvūno dovanojimą. Vėlgi, kodėl tu pasirinkai tokią veislę? Nes kaimynai mano tokį gražų turi šunį. Kodėl tu nusprendai tokį šunį turėti? Nes man tokį padovanojo, kažkam ten jisai labai gražus buvo. Ir paskui iš to iškyla problemos, tiek finansinės, tiek laiko problemos, tiek laiko kaštai. Atsiranda poreikis to šunį užsiiminėti, dirbti, vedžioti, šerti, gydyti, prižiūrėti. Žmonės nepasiruošę tam, net neįtarė, kad tiek reikės investuoti. To laiko ir tų lėšų ir panašiai. Aš visada sakau žmonėm, kurie pas mane kreipiasi, kad jūs paskaičiuokit kaštus. Tai ką ten tas šunelis 1000 eurų kainuoja? Tai pats šunelis taip, bet pirmais metais mes dar pridėsim kokią 30-40% inventoriui. Pavadėliam, dėžutėm, antsnukiam, antkakliam, nežinau, veterinariniam visokiam paslaugom, skiepams, vitaminams, ten papildams. Dresūrai. Paskui prasideda dresūra, reiškia dresuotojai, kaip taisyklė kartais nepataiko pas teisingą dresuotoją, žmonės pinigai išleisti šunelis vis tiek neklauso. Tai jau per metus koks 30-40% išauga ta suma. Jeigu nedaugiau, netgi. Čia tokie labai preliminarūs paskaičiavimai, nieks šiandien neveda jokių statistikų pas mumis. Tai o paskui dar po metų laiko paaiškėja, kad tas šunelis galbūt turi kažkokią agresijos pakrypimą, ar kažkokią sveikatos sutrikimą, ar dar kažkokių tai problemų, dar kažkokie vėl kaštai atsiranda. Ir tada tie žmonės supranta, kad jie papuolė į bėdą. Ir ką daryti? Metai laiko turim šunelį ir mes suprantam, kad dar koks 10 metų prieš akį, grubiai. Ką reikia daryti? Tada tie šuneliai atsiduria kažkur gatvėje. Jie atsiduria kažkur prieglaudų namuose kažkokiuose šunų. Tie šuneliai traumuojami jau vien dėl to, kad keičiasi jų aplinkos. Atsiras šeimininkai nauji, labai gerai, džiaugiuosi. Aš netgi tokiem šeimininkam nuolaidą dresūrai darau. O kiek yra šunelių, kuriems neatsirado šeimininkai, nusenę šuneliai, visokie ligoti šuneliai, nelabai gražus estetiškai šuneliai. Nes turėjo išaugti Jorkšyras. Nes turėjo išaugti Jorkšyras, o išaugo Kaukazo avyganis koks nors, arba Afganų kurtas tenais iš Jorkšyro.
Tai visokių tokių istorijų labai daug ir aš labai griežtai sakau, kad pasisakau, kad nereikia dovanoti gyvūnų. Nu, ten gal žuvytę kokią kardelį. Ja irgi reikia prižiūrėti, jos irgi miršta. Tai, o apie šunis tai apskritai yra atskira tema. Žmonės įsigyja šunį neįsivertindami, kad mes gyvename. Nu, jau blogus scenarius, tai matau, turi labai gerai moki. O dabar jei pašnekėkim tą švaresnę, gražesnę gaidą. O vis dėlto, jeigu atėjo, nu, tarkim, šunį įsigijo žmonės, kurie tikrai atsakingai, dar neįsigijo, tiksliau, dar tik tai galvoja įsigyti tą naują savo šeimos narį, tai ką tu patartum, ką pirmiausia jie turėtų padaryti iš tavo kaip dresuotojo pusės žiūrint? Pirmiausia, susirinkti informaciją apie tai, kaip tie gyvūnai turėtų būti prižiūrimi namuose. Informacijos dabar šiais laikais yra begalė ir nebūtinai kiekviena informacija yra teisinga. Kaip atsirinkti teisingą? Va čia ir prasideda linksmoji dalis. Pirmiausia, ką reikia padaryti, tai susirinkti daug informacijos. Paskui tą informaciją reikėtų aptarti su kažkokiais profesionalais, dresuotojais, veisėjais, galbūt jūs turit kažkokį jau numatytą veisėją, iš kurio norit šunelį paimti. Ir tada aptarti tą informaciją su kažkokiais kitais žmonėm, kurie daugiau išmano šitą visą reikalą. Tai visiškai nereiškia, kad tie žmonės, kurie išmano visą šitą reikalą daugiau negu jūs, tai jie gerai patars ar panašiai. Nes vėlgi grįžtam prie to paties, kad kiekvienas šunelis yra individas ir galbūt 2-3 šuneliam informacija tiko, 4 šunelis atsirado, kuriam ta informacija netinka, jis elgėsi kitaip, jo šunybės yra kitokios ir tada šeimininkai sako, blin, tiek informacijos pririnkau, nieko nesigauna. Man sakė, kad jis draugiškas ir lengvai dresuojamas. Jo, o pasirodo, jis gali būti agresyvus arba ten, nežinau, susioja kur papuola. Tai pirmas dalykas – surinkti informaciją. Antras dalykas – tą informaciją apsitarti su kažkokiais profesionalais. Trečias dalykas – būtina įsivertinti, ar tik susirinkus informaciją, ar tikrai aš dar vis noriu to šunelio kažkokio tai, ar tikrai aš galėsiu jį prižiūrėti ir rūpintis taip, kaip priklausytų, kaip reikėtų. Nu ir ketvirtas dalykas, faktas, kad jau reikia į priekį numatyti, reiškia, žmonės, profesionalus, kuriais teks bendrauti ateityje. Tai yra veterinarai, dresuotojai, veisėjai, su kuo konsultuosimės, pas ką važiuosim, kam skambinsim ir panašiai. Tai renkant informaciją ir ją aptarinėjant, šitos žmonės jau galima būtų susiformuoti kažkokią tai grupę žmonių, su kuriais aš bendrausiu ateityje. Ir po to, reiškia, jau tada tas šunelis, jeigu jau taip atsitinka, kad jisai atsiranda namuose, yra visa metodika, kaip tos šunelius reikia auginti, nuo pirmos minutės juos auklėti, kaip elgtis aplinkiniams su tais šuneliais. Klasikinė ir pati, nežinau čia pasakyti, gražiausia ar grubiausia ar blogiausia scena, kada šunelis parvažiuoja penktadienį namo. Nes šeštadienį, sekmadienį mes visi būsim namuose, reiškia, ir tas šunelis, jam stresas vien nuo to, kad jis atitrauktas nuo savo mamos, nuo savo brolių seserų, jisai mažiukas, jisai atvažiuoja į naują aplinką, tai reiškia stresas pakeičia aplinką, praranda tėvus, praranda brolių seseris, atvažiuoja į naują aplinką, reiškia, vėl stresas, nauja aplinka ir toj naujoje aplinkoje minė žmonių, reiškia, tėčiai, mamos, vaikai, anūkai, lankytojai, seneliai ir visi suvažiuoja to šunelio pažiūrėti, paniurkyti ir kaip visiems linksma ir panašiai. Tas šunelis vėl sustresuoja, nu ir staiga pirmadienį tas šunelis ryte prabunda, visi išėjo į darbą, jisai vienas. Visi mokyklose, darbuose ir jam vėl stresas tam šuneliui ir nuo pirmos minutės tam šuneliui yra viskas formuojama ne taip, kaip norėtųsi, ne taip, kad jam būtų gerai. Pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai duoti tam šuneliui laiko, tai yra 2-3 dienas, tiesiog apsiprasti su naujais namais. Tiesiog priprasti prie kvapų, vietų, spalvų, šviesų, žmonių, prie pačios tvarkos namų, tiesiog nereikia jo ten niurkyti, glostyti, džiaugtis su juo tenais, vartyti, žaisti su juo ir panašiai. Taip, jisai norės žaisti kažkiek tam, kad užsimirštų susimažinti savo stresą. Kažkiek minimaliai galima tą visą daryti, čia vėlgi reikėtų žiūrėti individualiai kiekvienam šuneliui. Nuo šeimos sudėties reikėtų žiūrėti, jeigu ten daug mažų vaikų, tai sunku pakontroliuoti tos vaikus. Bet tą visą dalyką reikėtų įsivertinti.
kad atkeliavęs šunelis jis neturėtų iš vieno streso atsidurti kitam stresui. Jis ir taip atsidurs kitam stresui, antram, bet tą stresą bent jau kažkiek sumažinti ir kad paskui tas stresas neprasitęstų pirmadienį, antradienį, trečiadienį. Tai vat būtų tokia pirma rekomendacija, kas jau kaip sakyti, per plauką turi šunelį. Tai žodžiu, jeigu teisingai supratau, tai šuns sutikimo vakarėlio organizuoti 2 dienų nereikėtų. Jo, nereikia jokių vakarėlių, tiesiog šunelis persikelia į naują aplinką, ramiai jis ten būna toje aplinkoje. Gauna ėsti, gauna gerti, gauna pasivaikščioti, galbūt kažkokį ten kelių minučių žaidimą, ar kamoliuką kokį paritinėti, ar ten skudriuką kokį patampyti. Ir viskas. Tas šunelis tada pripranta prie aplinkos ir laipsniškai tada jau galima didinti tą visą krūvį šunelio aplinkos ir bendravimo, žaidimo, pasivaikščiojimo ir panašiai. O kokios priemonės, galbūt daiktai, ką pirmiausia turėtų, tarkim, nusprendusi šeima įsigyti šunį, ką turėtų turėti namuose jau jam atvykstant? Paauksuotą bliūdelį. Vienareikšmiškai bliūdelis, nebūtinai paauksuotas, bet bliūdeliai, iš kurių jis bus maitinamas, girdomas, pavadėlis kažkoks, tai labai rekomenduočiau turėti keletą skirtingų pavadėlių, skirtingų ilgių, skirtingų, galbūt netgi gamintojų, maža ką vienas netiko, kitas nutrūko netyčia, ar ten perkando šunelis, kad turėti rezervus. Ant kakliuką reiktų turėti kažkokį, tai ar netgi kelis, galbūt kažkokį žaisliuką. Bet tai yra jau sudėdamosios dalis. Labai ką norėčiau užakcentuoti šitoje vietoje, tai atvažiuodamas šunelis iš lizdo, iš mamos, iš brolių seserų, jis turi atsivežti tenais kvapą. Tai paprašyti pas veisėją, iš kur jūs imat šunelį, kažkokio tai ar skudrėlio kažkokio, ar kažkokio daikto su kvapu, kurisai turi tas kvapas lizdo kvapą, kad tam šuneliui mažesnis stresas būtų. Tai čia vienareikšmiškai rekomenduočiau. O visi kiti dalykai, tai pagal poreikį, bet tikrai reikia tam pasiruošti. Reikia pasiruošti ir kažkokį, galbūt transportavimo boksą turėti, galbūt kažkokį tai kilimėlį turėti, kur šunelio bus vieta. Grįžtų pavadėliai, antkakliai, bliūdeliai, tokie dalykai. Jeigu ten kažkoks mažas dekoratyvinis trumpaplaukis, galbūt drabužėliai kažkokie reikalingi, čia priklauso nuo veislės, nuo kiekvienos situacijos individualiai, bet pasiruošti būtina. Negali taip atsitikti, kad turiu šunelį ir skambinu draugui, kur pirkai pavadėlį. Kur įsigyti pavadėlį. Dažna situacija. Labai dažna situacija. Taip. Nusipirkom šunelį, šunelis neturi pavadėlio. Ką daryti? Kaip išvesti? Mažiukas dar nereikia. Jo, išveda, šunelis nedaug dėja, pradėtų palenda po automobiliu ir baigėsi visą šventę. O kokio daikto, kaip manai, ta prasme, tai yra perteklinis, nereikalingas visiškai daiktas būtų? Ką dažnai sutinki savo klientų namuose galbūt, daiktas, į kurį visi labai labai akcentuojasi, iš tikrųjų tai yra... Sunku pasakyti, tokių daiktų yra labai daug. Pavyzdžiui. Vietoj saugios vietos pastatyti minkštakampį, manyčiau, čiūčiut per daug šunelių čia džiaugsmo. Tenka susidurti neretai šiais laikais su įvairiais elektroniniais įtaisais, tenais, kur šaudo kamoliukus, mėto kamoliukus, šos šunelio sulojo iš neturėjimo ką veikti, išleido kažkokį ten aromatinį kvapą, aliejinį, mol šuneliui linksmiau gyventi. Žaislai tie interaktyvūs, aš neskau, kad jie yra blogai, juos reikia naudoti tiesiog teisingai. Tos interaktyvius žaislus, kada ten šunelis turi ten ar liežuvių, ar letenom, atsidaryti kažkokią tai dangtelį ar pasukti kažką, kad gauti tą skaniuką paslėptą tam žaisle. Visi tie dalykai nėra blogai, bet viskas turi būti sveiko proto ribose. Tai tas perteklinis, sakykime, dalykas, tai taip prisiminiau, teko matyti voljerą, kuriame buvo šiltinta būda, pačiam voljere šiltinta būda, kuri turėjo 3 praėjimo kameras, mol šuneliui būtų šilta, joje buvo šildomas grindis toj būdoj
Ir pačiam voljere stovėjo dar visas svetainės komplektas, reiškia, sofa, šitas foteliai, ten dar kažkas, aš dabar atsimenu. Kaip kambario imitacija? Kažkas panašaus į kambario imitaciją buvo. Tai vat, aš nežinau, ar čia reikalinga, bet jeigu šeimininkam tinka, arba jeigu jie neturi kur padėti senų baldų, tai okei, man tinka irgi. O PlayStation'as su tais... Yra, tuo atveju aš pats nematęs, bet yra, mačiau video, kada šunys žiūri televizorių, ten aktyviai ten dalyvauja tam vaizde. Tai nežinau, ar čia geras sprendimas, bet... Man tekia matyti viešbutį, kuriame šunis patalpinu, čia VIP kambarys, kuriame, pavyzdžiui, šunis turi savo televizorių. Jeigu žmonės už tai nori mokėti pinigus, kodėlgi ne? Tai su nauju šuneliu namuose atsiradus, jau mes apšnekėjom, ką mes turim turėti, kaip turėtume pasiruošti, gerai, šuo atkeliavo pas mus į namus, mes turim tą naują šeimos narį. Tai koks mūsų pirmas maršrutas, kur mes turėtume ateiti? Aš čia apie specialistus gal labiau šnekau. Pirmas maršrutas, ką reikėtų daryti, čia priklausomai nuo to, kokiom stovyje išleido šunelį veisėjas. Tai reikėtų pirmiausia galvoti apie šunelio sveikatą, tai reiškia veterinaras. Tai galbūt skiepai dar kažkokie ne iki galo suskiepyti, galbūt reikia kažkokią apžiūrėti veterinaro akim, apžiūrėti ten to šunelio stovį, būseną, kaip sakoma, pradėti bendrauti su veterinaru. Labai rekomenduočiau, ko Lietuvoje mažai kas daro, užsivesti kažkokią tai sveikatos kortelę šunelio, turėti kažkokį tai ar tai sąsiuvinuką, ar tai kompiuterį kažkokiam tai, ar tai telefonė susivesti informaciją, kas buvo daryta, kaip buvo daryta, ten svoris, dar kažkokios pastabos, reiškia tokia, bet kortelė šunelio, vet kortelė reikėtų sakyti. Tai šitą labai rekomenduočiau, tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, vis dėlto rekomenduočiau pradėti bendrauti su dresuotojais kinologais, kurie žino, mato, jaučia tuos šunelius, kurie žino, ką su jais daryti, ko nedaryti ir galbūt su jais pradėti bendrauti. Aš nekalbu apie dresūrą šioje vietoje. Aš nekalbu apie tai, kad tą šunį mokinti šokinėti per kliūtis, ten, nežinau, nešti batus, atnešti alaus iš parduotuvės ar dar kažką. Aš kalbu apie tai, kad gauti pakankamai rimtų patarimų labai konkretaus šunelio atžvilgiu. Ne šiaip bendrinių kažkokių internetinių patarimų, kur ten yra grupės šunų mylėtojų ir ten vieni kitiem patarinėja, kaip įjungti arba išjungti kada televizorių šunį. Aš kalbu apie labai konkretų šunelį, apie lankymasi pas kažkokį tai specialistą, kuris galėtų, žiūrėdamas, kaip tas šunelis auga, galėtų patarinėti, duoti kažkokias rekomendacijas, galbūt to nedarykit, galbūt tą darykit kitaip kažkaip. Tai galbūt jeigu jūs žaidžiate su šuneliu, galbūt nežaiskit taip ilgai, nes šunelis pervargsta ir paskui jis tenais lėkuoja ir jam ten gali būti problemų netgi medicininių su širdelė persiduoti. Galbūt šunelis linkęs į kažkokius tai ten negerus elgesio modulius, ten kelti nuo žemės kažkokius tai neigiamus daiktus, nepageidaujamus. Tai šitoje vietoje vėl gali gauti kažkokį patarimą, kaip to nedaryti. Bet nėra bendrinių patarimų šitoje visoje. Yra bendrinių patarimų, bet jie yra bendriniai. Tai šiuo atveju tikrai labai rekomenduočiau turėti kažkokius tai specialistus po ranka, pas ką galima nuvažiuoti, pabūti, pasikonsultuoti, galbūt išgerti kavos kažkokios tai ar arbatos, kad tas šunelis pasirodytų specialistui ir specialistas konsultuotų augimo procese, kaip su juo elgtis, ką su juo daryti ir ko nedaryti. Labai svarbu suprasti, kad dresūra prasideda ne nuo 6 mėnesių. Kaip žmonės labai įsitikinę, kažkur prisiskaito internete, nuo 6 mėnesių reikia pradėti dresuoti. Dresūra tai yra nuo pirmos minutės bendravimo santykio kūrimas. O dalykas, komanda atsisės, komanda ten atnešk daiktą ar komanda ten dar kažką nuveik. Tai jau yra tik tai dresūros tam tikra sudedamoji dalis. Santykiai, bendravimas, supratimas vienas kito, tai yra jūsų komunikacija, tai yra jūsų dresūra. Realiai tas būtiniausia visoje ateinantį gyvenimui. Nebūtina, kad tas šunelis mokėtų idealiai tvarkingai atsisėsti arba idealiai ten kažką tai atlikti kažkokią komandą. Bet jeigu jūs negalite jo pasišaukti ir jis neteina, nes jam ten yra svarbesnių reikalų negu šeimininkas kažkur pievose,
Tai aš jau sakau, kad čia apie dresūrą nėra kalba, nebuvo kalbos. Tai gerai, mes viską daugiau mažiau kaip ir apkalbėjom, šuo yra, inventorius yra, specialistą tarsi išsirinkau, o namuose, ką man su juo veikti, nuo ko reikėtų pradėti, kad aš tą ryšį galėčiau stiprinti? Tai jeigu jau teko išsirinkti kažkokį specialistą, tai specialistas ir patars kažką konkretaus, konkrečių Bet tai tą patį vakarą aš pas jį nenuvažiavau. Jo, tai siūlyčiau pirmas žingsnis, ką daryti, tai pratinti šunelį prie naujo vardo. Tai reiškia, sugalvojom, kad mūsų vardas bus Reksas naujo šunelio ir mes galim pradėti žaidimo formą, pratinti šunelį prie jo vardo. Pavyzdžiui, turiu savo kelis skaniukus, nesvarbu ten kokios rūšės jie nuo stalo ar iš po stalo. Ir sakau Reksai, ir jeigu aš matau, kad šunelis pakreipia ausį į mano pusę, aš jam paduodu mažą skaniuką. Jeigu aš dar kartą pašaukiau, šunelis jau visą galvą pasuko, aš jam paduodu skaniuką. Jeigu šunelis neatreagavo, aš jam neduodu skaniuko, nes nėra už ką duoti. Kiekvieną skaniuką reikia užsidirbti. Vienas iš žaidimų, kuris duoda pakankamai rimtą naudą ateityje. Ir visi žaidimai su šuniukais turėtų būti orientuoti į tai, kad jie perspektyvoje kažkur bus naudojama. Tas žaidimo įgūdis bus naudojamas dresūroje, žaidimo įgūdis bus naudojamas santykiuose, žaidimo įgūdis bus naudojamas civilizuotam elgesiui mieste arba ten kažkam dar. Mes čia kalbam labiau apie buitinius šunelius, bet yra ir tarnybiniai šunys, yra medžiokliniai šunys, yra kariniai šunys, policijos, tai jie visi turi savo specifiką, tos metodikos yra šiek tiek skirtingos, bet viskas yra orientuota į tai, kad tai, ką aš darau dabar, kažkada man tai turi pagelbėti, darant kažką papildomai, daugiau ateityje. Jeigu aš šunelį sugebu prisišaukti vardų namuose, tai greičiausiai aš su vardu prisišauksiu ir gatvėje. Kitaip tariant, susidėlioti šiokią tokią strategiją su tais savo žaidimais, kokį tikslą aš noriu išgauti. Tam tikra strategija, tam tikra metodika, kuri... Tai metodika dresuotojas papasakos, bet ką kuri aš tą ateityje duos kažkokią tai naudą jūsų abiejų santykiam, gyvūno ir šeimininko santykiam. O ne dėl to, kad ten skudrą pasukau, ta šuo įsikabino, aš ten pakėliau, papurčiau, išlaužiau dantys, išlaužiau aš tam šuniui. Nu ir kas iš to naudos, kokios? Smagus laikas. Tai gal geriau į baseiną arba stalo tenisą pažaisti. O kamuoliuko mėtymas toks tiesiog. Jeigu tas kamuoliukas mėtomas irgi su tam tikra strategija ir tam tikra metodika, taip, tai galima naudoti paskui portavimui, tai galima naudoti paskui kitom visom, tai gali būti skatinimo priemonė kamuoliukas, visą tą galima panaudoti ateityje, jeigu tai daroma teisingai. Bet jeigu tas kamuoliukas ritinėjasi po namus ir tas šeimininkas nelabai žino, kur jisai yra tas kamuoliukas, išskyrus šunelį, nes jisai kažkur paėmė ir ten padėjo savo saugioj vietoj, tai šiuo atveju tai neveikia. Nes kamuoliukas turi būti skatinimo priemonė, kamuoliukas turi būti žaidimo priemonė. Ir daug ten įvairių sudėdamųjų dalių šitoje vietoje, šitai temai, kuriuo aš dabar nepaminėsiu. Nusipirkite mano kursą. Nusipirkite mano kursą. Lygiai taip pat, ką pastebiu, tai šuo, kur turi, tarkim, atrodo pilni namai žaislų, kamuoliukų visokio kalibro, ir minkštų, ir cypiančių, ir visokiausių, bet jam kažkodėl reikia šeimininko batų. Taip, jūs visiškai teisai, taip. Atsakiau klausimą. Nebeturi dresuotojas, ką pasakyti. Visų pirma, tai žaislai neturėtų mėtytis namuose. Ja, reiškia, šuo turi būti mokinamas, vėlgi, ta prasme, tam tikra kryptinga metodika, kad jisai žaidžia su tam tikrais žaislais ir tie žaislai yra skirti žaidimui, o tie kiti daiktai, kuriuos jis pasiekia arba gali pasiekti, tai nėra skirta žaidimui ir nėra skirta kažkokiai tai veiklai vykdyti. Tai čia vėlgi ta pati auklėjimo, dresavimo kryptis, ką reikėtų apie tai aptarinėti su dresuotojais, kada jau pradedi pas juos lankytis. Ir tie visi žaislai, su kuriais šuniukas žaidžia, užsiminėja, arba tiksliau reikėtų sakyti, ne šuniukas žaidžia, o šeimininkas žaidžia naudodama žaislą su šuniuku. Reikėtų taip formuluoti. Tai reikėtų apsibrėžti, kad tas žaislas priklauso ne šuniukui.
o šeimininkui. Tai yra šeimininko nuosavybė. Ir šeimininkas sprendžia, kada tą žaisliuką paimti iš stalčiaus, ar ten nuo spintos kažkur nukelt, pažaisti su šuniuku atitinkamą laiką, priklausomai nuo šunelio amžiaus, poreikių ir visokių kitokių sudėdamųjų dalių. Ir vėl tas žaisliukas papuola į stalčių atgal arba ant spintos kažkur padedamas, kad šuneliui tai nesimėtytų. Labai klaidinga nuomonė, mes čia pripirksim šuneliui žaislų, jis čia labai gerai jausis. Galbūt jisai gerai jausis, bet jūs jau kaip šeimininkas tampat nebereikalingas. Nes jūs nesat žaidimų partneris. Jau jūs esat nebe žaidimų partneris. Jūs esat ten, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, priklausomai nuo aplinkybių ir situacijos, jūs galite tapti tiesiog maisto sandėliu, kuriam galima įkasti koją, tokiu būdu paduodant signalą, kad jau man reikia į bliūdą įdėti kažkokią maistą. Nu, tai šeimininkas gavo dantų į koją, nubėgo įbėrė šunelį. Tai šitoje vietoje vėlgi grįžtam prie to paties, kad bet koks veiksmas su šuneliu, jisai turi būti formuojamas ateičiai. Nesvarbu, žaidimas, pasivaikščiojimas, plaukimas, situacijų įvairių milijonas, bet viskas turi būti formuojama aiškiai matant viziją į priekį. Jeigu aš nežinau, kam aš darau tą žaidimą arba kaip aš su juo žaidžiu ir panašiai, tai tas žaidimas jisai praranda iš principo esmę tiesiog for fun, ko su šuniukais neturėtų būti. Jeigu jau mes formuojam šunelį kažkokį, tai mes iš jo turim kažko tai ir turėti kažkokią viziją. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tarnybiniai šunys, kurie yra ruošiami tarnyboms, kariuomeniai, policijai, ten galbūt pasieniui, labai yra madingas žaidimas su tokiam pelėm, kada šunelis įsikanda ir su šeimininku imtyniauja, ten tasos vienas kitą. Visa tai bus panaudota nusikaltėlio sulaikymui. Jeigu mes turim šunelį kažkokį, kuris bus labiau orientuotas arba planuojam suorientuoti kažkokią portavimą, daikto padavimą, daikto panešimą, galbūt kažkokiam neįgaliam asmeniui kaip pagalbininkas, žaidžiama kamuoliukais tam, kad paskui tas šuo norėtų į nasrus paimti svetimą daiktą, nenatūralų daiktą. Tai reiškia, jisai išmoksta laikyti nasruose kamuoliuką žaidimo formoje ir tada jisai gali paimti, pakelti lasdelę, paduoti ten nukritusią ar kažkokį daiktą, piniginę, pakelti ir jam tai nesukelia streso tam šuneliui. Lygiai taip pat tie visi žaidimai, jie turėtų būti į kažką suorientuoti. Jeigu mes kalbam tik apie buitinį šunelį, vis tiek tai turėtų būti orientuota į kažkokį rezultatą. Gražus ėjimas šalia, tvarkingas. Galbūt tvarkingas sėdėjimas arba gulėjimas po stalu kavinėje, kuris tvarkingai guli, netrukdo šeimininkui gerti kavą. Visi tie dalykai, jie turi turėti tam tikrą viziją į priekį. Žodžiu, batus dėkit ant spintos, kad nepaimtų. Kokį vaidmenį atlieka šuns gyvenime rutina, rutinos buvimas arba nebuvimas? Ką mes turime omeny šiuo atveju rutiną? Pavyzdžiui, kada valgyt, ar tai labai svarbu, kokiom valandom valgyt, kokiom valandom sisiot, kakot ir taip toliau. Taip, supratau klausimą. Galų gale ta pati dresūra, ar jin gali būti chaotiška, ar aš turiu kažkokią tai turėti grafiką ir ar man svarbu tas grafikas, ar vis tik tai šuniui svarbus tas grafikas? Rutina. Pirminiam etape, kaip mes ruošiam šunelį buitiniam gyvenimui, rutina yra labai svarbu. Jeigu aš nusprendžiau, kad savo šunelį ryte vedu į lauką, pabūti ant pievelės 6 ryte, tai reiškia, sekmadienį ne 10 ryte vedu, o vis tiek vedu 6. Ne po 6-5, o 6. Jeigu aš iš vakaro pabaliavoju, tai šunelis nepakenties, vis tiek aš 6. Turėjai vakarėlį? Jo, turiu keltis ir turiu 6 valandą vesti. Šita rutina labai palengvina mūsų gyvenimą, nes šunelis labai greit pripranta tuštintis lauke. Tai reiškia, mes nebeturim problemų namuose su šito klausimu. Ta pati rutina, jinai yra naudojama kitose visose dalykuose, buitiniuose dalykuose, kada reiškia ėdimas. Jo, pavyzdžiui, jisai žino, kad panašiai tokiu laiku jisai gaus ėsti ir jisai kito laiko daugiau mažiau ramus. Jisai nevaikšto, neslampinėja, neprašinėja, neįkyri ir panašiai. Reiškia, atėjo laikas, jam ten suveikė biologinis laikrodis, jau toj bus ėsti, jis tada binsi ten kažkur į virtuvę prie bliūdelio. Tai pirminėme etape rutina labai svarbu. Antrinis etapas, kada šunelis jau yra šiek tiek vyresnis, nei 2 mėnesiai, aš asmeniškai labai rekomenduoju tokias rutinas nuiminėti, mažinti ir nuiminėti.
bet labai laipsniškai tą visą reikia daryti. Kad nebūtų taip, kad 6 reikia išvesti šunelį ir aš negaliu jo išvesti, 6 galiu išvesti po 60 ir šunelis nebepakenčia. Jau negali iškentėti tos 10 minučių. Tai reiškia, tą rutiną aš mažinu ir darau tokią rutinos tokį kaip rūką, vadinkim, gal aš nežinau kaip pavadinti tokį dalyką, kad nebūtų šuo pririštas prie tam tikrų laiko terminų. O dabar 4 valandą šeriam. Tai reiškia, žodžiu, taip tariant, kad rytas gautųsi ne konkrečiai 6, o rytas iki 10. galbūt, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, jo. Bet tai vėlgi tos rutinos tam tikras rėmas turi būti. Taip. Kas liečia dresūrą, pačią kaip po tokią komunikaciją su šunimi, rutiną siūlyčiau visiškai atmesti, nes daug kas įsivelia į tokią rutiną. Pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, 19:00 važiuoju dresūros aikštelę. Šuniukas priprato prie šitos rutinos, tai reiškia antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį jisai neklauso. Nes ne mano diena. Nes ne mano diena. Tai reiškia, šitą visą tokią dresūros, tą rutiną ją reikėtų eliminuoti ir tą visą dresūrą reikėtų daryti nuolatinių rutinos, pačioj rutinoj, gyvenimo rutinoj. Einu į lauką, ryte vedu šunelį. Sėdėt, atsisėdu, prisegiau pavadėlį, greta išėjau iki pievelės, daėjau, atsegiau pavadėlį, žaisk, padarė ką jam reikia, pas mane, prisegiau pavadėlį, greta, parėjau namo, sėsk, atsegiau pavadėlį, eik į vietą, nuėjo šunelis į vietą, reiškia, kiek komandų mes jau atlikom, jau nusimušiau nuo skaičiaus. Tas pats per pietus, tas pats vakare. Tame tarpe dar kažkur bendrauju su dresuotojais, su aikštele, tam tikra kryptim ruošiai šunį dresūrą. Priklausomai nuo poreikių, ten ar sportas, ar tarnyba, ar tiesiog buitekas. Toliau reiškia, sėdžiu, žiūriu televizorių, vakare, prieš miegą, filmą, atėjo reklama. Tai nebėgu į virtuvę laus atsinešti bokalą, o pasiėmu skaniuką ir sakau šuneliui, pas mane, šunelis atbėgo, atsisėdo, padaviau skaniuką, šaunuolis geras, dabar eik į vietą. Aš galvojau, prašysi, kad bokalą atneštų. Irgi variantas. Aš noriu pasakyti, kad ta dresūra, tas elgesys, jisai turi būti nuolat palaikomas ir nuolat skatinamas. Nes laukinėje gamtoje tokio kaip po dresūra nėra. Reiškia, mes ją sukuriam dirbtinai tą elgseną šunio, kurią reikia nuolat palaikyti. Jeigu to palaikymo nebus, jinai tiesiog elementariai nunyksta. Yra daugybė šunų, kurie yra čempionai dresūros pasaulyje, ten visą kitą jos uždarė 2-3 metam į voljerą kažkur, nieks su jais nieko nedarė, ištraukė tą šunį, jis laukinis. Tas šuo, jis nesupranta, kas pasaulyje darosi. Ir vėl aišku, atstatyti galima daug greičiau, bet, kaip sakyti, tas visas nunykęs yra. Jo elgesys, jau tas mandagumas, vadinkim, tai teisingas elgesys, jisai yra nunykęs kažkur. Tai aš noriu pabrėžti, kad nedresuoti arba nepalaikyti tam tikros formos yra labai blogai. Neužtenka įsilaikyti egzaminą, ten BH, čia kaip pas mumis Lietuvoje labai madinga, aš išlaikiau egzaminą, viskas, mano šuo dresuotas, galima uždaryti voljerą. Viskas. Su tą minutę ir pasibaigė šuns dresūra. Tai realiai dresūrą galima būtų sulyginti su tuo sportiniu raumeniu, jeigu nesportuoji. Taip, vienareikšmiškai. Raumenų nyksta ir paskui ten atstatyti galima, bet, kaip sakyti, rezultatas jau nebe tas. Rezultatas nebe tas. Daug paprasčiau yra nuolat palaikyti tam tikrą formą. Tebūnė fizinė forma, tebūnė dresūros forma ir tą formą palaikant, tai neužima kažkokių milijoną laiko, milijoną pinigų, tiesiog, kaip paminėjau, žiūrint televizorių, einant pasivaikščiant, išėjau vis tiek su šuniais į mišką pasivaikščioti kažkur. Tai galų gale gyveni, kasdienybėje viską darai. Kasdienybėje viską darai. Tai realiai mokant ir žinant, kaip tai daryti, tai nesukelia tam tikro jokio diskomforto arba kažkokių tai papildomų laiko sąnaudų ar finansinių sąnaudų. O tinkamai išmokti reikia ateiti pas dresuotoją. O tinkamai išmokti reikia pas specialistus kreiptis. Ar galėtume vardinti top kažkokius 5 dalykus, ką šuo turėtų mokėti, žinoti, kad man patogu būtų su juo, jam saugu, o man patogu su juo gyventi mieste? Tai pirmas dalykas, pirmiausia, tai svarbiausias momentas, nuo ko reikėtų pradėti, tai kontaktas tarpusavio bendravimo. Jisai paruošiamas įvairiais būdais, ir per maistą, ir per žaidimus, ir per bendrą veiklą, ko pasiekoje išsivysto ir kontaktas reikalingas ir dresūroje. Tai reiškia, kad būtų saugu, patogu ir linksma gyventi su šuneliu, o ne šiaip galvoti, kaip čia
išspręsti problemas, tai taip ir kalbėkim. Turint kontaktą, adresuojamės, kad šuo atsišauktų, vienareikšmiškai jis turi reaguoti komandą pas mane 100%, 110%. Nesvarbu, ką jisai veikia. Vejasi zuikį, džiaugiasi kaimynų vaikais, nesvarbu, ką jis veikia, po komandos pas mane jis turi būti 100% sugrįžti. 110%. Toliau reiškia, kad šuo neimtų maisto be komandos. Tai reiškia, jeigu namuose jisai gali paėsti, tai gatvėje jis gali pakelti visokius nepageidautinus dalykus. Tai irgi šuo turi būti dresuojamas taip, kad neėstų be komandos, arba bent jau tikėtųsi gauti komandą, jeigu kažką rado. Toliau mes turėtume išmokinti šunį mandagiai vaikščioti po miestą, reiškia, nepuldinėti kaimynų, nepuldinėti praeivių, nesidžiaugti praeiviais, nesidžiaugti kitų praeivių šunimis, o tiesiog ramiai, tvarkingai eiti greta ir nesitampyti ant pavadžio, nekelti streso šeimininkui, vedliui ar kažkam tai. Ir penktas toks momentas, ką čia dar galima būtų įvardinti? Ne. Komanda ne. Bet kokiu atveju turi būti išvystyta 100% komanda ne. Ką tai reiškia? Tai reiškia, šuo gavęs šitą komandą turi nutraukti bet kokį savo veiksmą. Nesvarbu, ar jisai griaužia kaulą, ar jisai neša kamoliuką, ar jisai žiūri kažkur tai, ar jisai sugalvoja suvalgyti kaimynų katę. Po komandos ne, jisai nutraukia bet kokį savo veiksmą, atsisuka į šeimininką ir laukia sekančios komandos. Ar į kliniką dažnai atvyksta kažkokių tai pūkuotų tiesiai po eglute rastų dovanėlių? Tenka susidurti, jau ne taip dažnai, bet iš tikrųjų kartais susidurime. O kažkokių tai pastebėjimų, kuo, tarkim, ar tai naudinga, pavyzdžiui, per šventes padovanoti, aš tikrai tiek aplinkoje, tiek iš praktikos žinau tokių pavyzdžių, kai artimieji kažkokie, tarkim, ar ten seneliai labai dažnai savo anūkam norėdami palepinti, ten kačiuką, triušiuką, šuniuką, čia bent jau mano asmeninė, kaip sakyti, nuomonė, kad tai pats blogiausias variantas turbūt, bet ta prasme būtent apie pačius gyvūnus. Iš mano pačios patirties yra aplinkoje tikrai tokių pavyzdžių, kada gerieji seneliai padovanoja savo anūkam, tarkim, šuniuką ar kačiuką. Ir tolimesnis kelias, koks galėtų būti, ar pas jūs reikėtų pirmiausia atvykti, apsižiūrėti, ar kaip jiem žinoti, patirties neturi žmonės, šunų neturėję, nepasiruošę, įgūdžių dar galbūt ir nėra, imkim tą juodžiausią variantą. Tai su šia problema, manau, žymiai dažniau susiduria turbūt įvairius dresuotojai, gyvūnų elgesio specialistai, taip pat ir prieglaudos galėtų daugiau papasakoti. Iš mūsų pusės, kas atsitinka, kad šeimininkai būtent stokoja žinių gyvūnų auginimo klausimais. Yra tekę atsakinėti į klausimus, kuo apskritai šerti šuniuką. Sakykime, yra žmonių, kurie nežino, kuo šerti gyvūną. Taip pat gal jiems yra sunkiau atpažinti tam tikras blogas būklės gyvūno, sakykime, žmogus sunkiai įvertina, kad gyvūnas tikrai labai blogai jaučiasi. Tuo tarpu, jeigu žmogus augina ne pirmą ar ne antrą kartą šunį, jisai jau ganėtinai gerai pažįsta, ką reiškia, kai gyvūnas jaučiasi blogai, žino tam tikras ligas. Taip pat, su kuo dažnai susidurime, kai yra padovanojamas gyvūnas be išankstinio pasidomėjimo specifišką veislę, žmonės neturi žinių apie tai veisliai būdingas ligas. Šie atvejai irgi yra gana liūdni, nes žmonės kreipiasi dažnai labai vėlai, kai tuo tarpu, jeigu jie būtų turėję tų žinių, jie gal būtų kreipiasi žymiai anksčiau ir mes būtumėm tą ligą galėję suvaldyti ankstesnėje stadijoje. O kokie nors galbūt tiem jauniesiams, naujai iškeptiems šeimininkam, dabar jau žiūrėkime į tą gražesnę perspektyvą, kad vis tik tai jau lieka augintinis namuose ir tampa tikrų šeimos nariu. Tai koks patarimas būtų, kokius tolimesnius žingsnius jie turėtų padaryti? Ar turėtų vis tik tai apsilankyti veterinarijos klinikoje, susirasti savo gydytoją, taip kaip mes kiekvienas galbūt turim tą šeimos gydytoją?
Iš tikrųjų, tai yra labai puikia mintis ir labai norėčiau, kad daugiau šeimininkų tą darytų, nes tikrai yra daug specifinių žinių, kurių galbūt žmogus gali neturėti. Kitas dalykas, internete tikrai žinom, kad ta informacija ne visa yra patikrinta ir patikima, tai manau, kad šiuo atveju geriausia būtų kreiptis į profesionalus ir tiesiog ateiti su, kad ir ilgiausių sąrašų klausimų, bet mes tikrai visą laiką kantriai papasakosim, paaiškinsim ir tada žmogus tiesiog turės daugiau žinių auginant gyvūną. Ar skirsis, kaip jūs įsivaizduojate, ar skirsis pačio šuns elgesys veterinarijos klinikoje, kuris ėjęs nuo pat mažų dienų ir ateina čia kaip į kažkokią tai žaidimo aikštelę, ar tas, kuris ateina tik tada, kada jam jau ten kažką reikia nemalonaus daryti? Taip, tikrai skirsis ir labai rekomenduočiau skirti tam dėmesio, ypatingai jeigu turite labai jautrų, nervingą gyvūną, gal labiau aktualu šunims, nes juos galima žymiai lengviau pripratinti prie tokių stresinių situacijų ir galima tiesiog ateiti karts nuo karto, užsukti į kliniką, tiesiog pasisverti, duoti skaniuką, kad gyvūnas susipažintų su šitą aplinką ir neišsiugdytų asociaciją, kad šitoje vietoje yra tik tai, sakykime, leidžiami vaistai, daromos skausmingos procedūros. Žodžiu, baubo klinika, kad netaptų. Teisingai. Supratau. O tarkim, pačiam tam naujam šeimos nariui, tai gerai jau vis tik tai, kaip ir šnekėjom, atsirado naujas ten kačiukas, šuniukas namuose, visi patenkinti, džiaugiasi, į kokius simptomus galbūt reikėtų atkreipti, nes, natūralu, kad pirmom dienom tas šuniukas, kačiukas pirmas galbūt kelias valandas, gal net ir paras, bus šiek tiek neramus, nervingas ir kurioje vietoje galbūt būtų, tai yra tarsi normali adaptacija ir kaip jam reikėtų padėti, o kurioje vis tik tai jau reikia pavojaus vėliavėlėm mojuoti, nes irgi taip pat tekę yra susidurti su tokiam situacijom, kada žmonės, tai ten šuo nevalgo, biški paviduriuoja, bet čia veisėjas sakė, kad stresas, ir taip savaitę laiko ir po savaitės gyvūnas dėja iškeliauja. Jo, tokie atvejai, aišku, yra tikrai labai skausmingi, tai aš rekomenduočiau šeimininkams atkreipti iš tikrųjų dėmesį ypatingai į, kaip ir jūs minėjote, jaunus gyvūnus, tai yra šuniukai, kačiukai iki 4-5 mėnesių amžiaus, kadangi su gyvūnais, manau, panašiai yra ir su mažais vaikais, tiesiog mažas šuniukas ar kačiukas, jisai neturi tiek daug resursų. Jeigu suaugęs gyvūnas nevalgo 3-4 dienas, tai nėra dar gyvybei pavojinga būklė, tačiau mažam šuniukui gali būti ir para nevalgymo ar ten viduriavimo, vėmimo labai greitai peraugti į tikrai pavojingą gyvybei būklę. Tai su mažais gyvūnais tikrai reikėtų žymiai anksčiau reaguoti iš tikrųjų ir reikėtų atsiminti, kad jaunas gyvūnas, jisai turi išlaikyti tą vis tiek jauno gyvūno tipinį elgesį. Jisai turi būti žaismingas, žvalus. Jeigu mes matom, kad jaunas gyvūnas labai daug miega, yra tikrai labai ramus, apatiškas, nebenori žaisti, nebeėda, tai yra tikrai svarbus signalas, kad reikia apsilankyti klinikoje. Ar dažnai būna, aš taip pat irgi girdžiu ir skaitau iš tikrųjų to socialiniuose tinkluose, kad žmonės, nosis nekaršta, vadinasi, neserga. Jo, čia yra pakankamai plačiai paplitęs mitas, tam tikrais atvejais kažkiek galima vertinti, bet tai yra iš tikrųjų labai subjektyvus dalykas irgi. Tai temperatūrą vertinant geriausia priemonė yra kaip ir mums termometras iš tikrųjų ir manau, kad visuomet turint abejonių geriau yra atvykti pas gydytoją ir pasitikrinti, kad kažko nepraleistumėm, negu vėliau gailėtis, kad sureagavom per vėlai. Bet jeigu žmogus sako, man veisėjas sako, kad čia viskas gerai, pas mus veislinė irgi ten skiščiau galbūt tuštinosi, ta prasme, tai vis tik tai jau po vienos, maks 2 parų, bet kokiu atveju jau geriau apsilankyti klinikoje. Aš manau, kad jeigu gyvūnas nustoja ėsti, tada tikrai reikėtų ilgai labai nelaukti ir apsilankyti klinikoje. Nes aš taip įsivaizduoju, iš tikrųjų, ta prasme, veisėja, tai jinai, ar veisėjas, į lytį neakcentuokim, bet jisai vis tiek yra nuotoliu, jisai nelabai mato ir kartais tie žmonės, kurie turi savo gyvūną šalia, net ir dresuotojai turbūt paantrins, kad kartais ką pasakoja šeimininkas ir kokia yra realybė, stiprokai skiriasi. O atrenkant žmonės naujam tam vis tiek pas jūs, iš jūsų namų paprastai, aš taip įsivaizduoju, tų šunelių iškeliauja minimum kokie 4 ir daugiau, tai kiekvieniem reikia mamos, tėčio naujų namų, tai pagal ką atrenkat? Žmonės atrenka? Naujus žmonės. Naujus šeimininkus aš pasirenku dar
dažniausiai dar iki gimstant šuniukui. Su to žmogum mes pasibendraujam, pasikalbam, aš išgirstu jo lūkesčius, galbūt yra žmonių, kuriems netinka mano veislė, tai aš jiems taip ir pasakau, kad O būna ir taip? Būna taip. Tikrai būna. Tai šita veislė yra šeimos šunys, kompanionai. Jeigu žmogus sako, man truputėlį sargaujančio šunio reikėtų, tai jis tikrai nesargaus. Tai čia iš karto atkrenta, kad žmogaus poreikiai bus nepatenkinti. Tai, o kuris labai svarbus aspektas, tai yra dresūra. Nu, aš neverčiu eiti žmogaus į dresūrą, aš jo paprašau ir paklausiu jo požiūrio į dresūros mokyklas. Ir tai vienas iš tokių svarbiausių aspektų pasirenkant, kadangi aš skaitau, kad parodas gal kaip ir nėra reikalingas dalykas, tai yra žmogaus pasirinkimai, o į dresūrą žmogus turi eiti, kad pats išmoktų, kaip elgtis su šuniu. Tai va čia šitoj vietoj būna tas toks skirtinis mano, kad jeigu žmogus pasako, aš neisiu į dresūrą, mano šuo ir tai bus protingas, tai tiesiog... Visi mes protingi, labai protingi. Tai yra ne mano tada veisimo šuniukas tas protingasis. Tai ta vat būtent yra, kaip sakiau, skiriasi turbūt tos dovanos apgalvotos ir neapgalvotos, ta tokia emocinė. Tam, kam dovanoji tą šunį, tu turi tikrai žinoti, kad tas žmogus, ar tai taupėsi pinigų, jam pritrūko, dar atsidėjo tą svajonę, kad tas žmogus tikrai yra pasiruošęs, bet iš kitos pusės turi tikrai žinoti, jeigu dovanot šunį, tai koks veislynas, ką žmogus turi savo svajonėse, nes veislynas veislynui nelygų. Galbūt spalva to šunio turi būti tokia, nu, kaip pavyzdžiui, tos pačios veislės būna skirtingų spalvų. Nu, su to žmogum tu turi išsiaiškinti tiksliai kiekvieną niuansą, kad galėtum dovanoti. Bet iš tikrųjų tai geriausia, kad jūs kartu tada nuvažiuotumėt ir tas žmogus pats tai darytų. Jeigu jau ten finansiškai, tai tiesiog finansiškai dasidėko, ne šunį dovanok, aš taip skaitau. Tai jeigu į tokią situaciją, vaikas labai norėjo, ilgą laiką norėjo šuniuko, tėvai sako, ne, nėra tam pinigų, atsiranda, kaip sakau, gerieji seneliai dažniausiai, arba ten krikšto tėvai, ar dar kažkas tai vis tiek iš aplinkos ir sako, ai, tas vaikas taip labai norėjo, padarykim kalėdinį stebuklą ir šeima tarsi dar ne visai pasiruošus, o jau... Aš iš viso skaitau, kad šuo ir atsakomybė už šunį negali priklausyti vaikui. Vaikas ir šuo yra tam pačiam statuse, taigi manau, kad čia atsakomybė yra tėvų. O vaikui dovanot šunį, tai tas pats, Taip, aš irgi tos pačios nuomonės, kad vis tik tai šuniai, kada dovanoji vaikui, bet prisimė atsakomybę pats ir dresūrą, priežiūrą, viską vis tiek neši didžiąją dalimi pats. Čia tėvų visiška atsakomybė. Vaikas tik tai gali prisidėti, padėti galbūt, draugauti su to šunim, tai šuo tas pats vaikas, kurį reikia rūpintis. Tai vaikų nelabai turėtų rūpintis, aš skaitau. Gali pasirūpinti. Gali maloniai pasirūpinti, bet 100% jis negali nešti atsakomybės. Taip, kad dovana netinkama. O jeigu jau šeima ilgą laiką, kaip ir minėjo, ten ruošiasi, pasiruošė, ten galbūt visa giminė susimetė ant to vieno šuniuko arba galų gale nuvažiavo į prieglaudą, galbūt pasiėmė mažylį, kad ir ne mažylį, ir suaugusi, kokių galbūt patarimų turėtumėt, ką reikėtų būti pasiruošus prieš atvykstant naujam šeimos nariui namuose? Aš visą laiką rekomenduoju turėti Kongo žaislą. Nes jį galima sudėti šaldyto, išmirkinto maisto. Išmirkini, sudėdi į Kongą, įdedi šaldymo kamerą, ištrauki sušaldytą. Šuniukas kurį laiką gali būti užsiėmęs. Labai toks ramintojėlės kaip soskė vaikui, kaip aš sakau. Tas tinkamas ir visai mažiukam, taip? Taip, jis tinkamas, nes duodi tą patį maistą, kurį į tą Kongą sudėdi, kurį duodi paprastai maitindamas. Tai šitas bliūdeliai, antkakliukas, saugią vietą apžiūrėti būtinai reikia. O kas būtų saugi vieta? Saugi vieta tai yra neperinamas kambarys, kad pastoviai, kaip žmonės gyvena, dažniausiai būna vieta kažkur, kur dažniausiai bazuojasi visa šeima.
Tai aš skaitau, kad neturėtų vidury stovėti tas narvas, nes šuniukui mažam būtinai reikia pailsėti. Tai kažkur tai truputėlį ramesniai vietoj tai turėtų stovėti narvas. Narvą rekomenduoju dėl pačio šuniuko saugumo, todėl kad šeimininkas negali visas 24 valandas matyti to šuniuko. O suėdus kilimą laidus, kartais tikrai pasiekmes būna labai liūdnos. Na aišku, būtinai prieš atsivežant šuniuką apeiti namus, kiek galima daugiau sukti kilimus, laidus paslėpti, gėles, vaistus visus, kad nepasiekiamai būtų. Tai va šitie dalykai labai svarbus prieš atsivežant namo šuniuką naują. Realiai įsivaizduokit, kad dar vienas 3-metis į namus ateina ir turit kardinaliai susitvarkyti namus. O prie pačio narvo, ką išgirdau, tai narvą kaip ir viena iš būtinųjų priemonių patį pirmą turėti, ta prasme, būti pasiruošusiam. Aš rekomenduoju. Taip. Tai kaip reikėtų prie to, ar parsivežiau, įdėjau į narvą ir viskas ir jisai jau bus jame? Ne, iš tikrųjų, tai aš visiems šeimininkams sakau, kad geriausiai būtų maitinti narve ir netgi pradžiai neuždarinėti to narvo, kad šuniukas įeitų, išeitų, žaislų padėtų. Ir maitinimas, kai vyksta narve, jie labai greitai supranta, kad ten tokia labai gera zona, kur yra žaislų ir maisto. Tai iš karto ramiau tai reaguoja ir palaipsniui uždaryti, kelias minutės palaikyti, vėl išleisti. Ir tikrai šuniukai pripranta, nebūna bėdos. Kiek ilgiausiai galėtų narve, pavyzdžiui, išbūti, tarkim, šeima. Aš taip įsivaizduoju, kad parsivežė, dabar ar ten tom pačiom šventėm jau naują tą šeimos narį, tai paprastai visi turim didžioji dalis turim tas prailgintas atostogas. Atbuvom ir vis tiek ateina tas momentas, kada turim išeiti į darbus. Tai kiek jisai galėtų ilgiausiai išbūti tam narve, ta prasme, kaip mums reikėtų susidėlioti tą savo dienos režimą, kad jisai nesigautų, kad vien tik narve sėdi. Kai išleidinėjau šuniukus namo, būtinai mes aptariam, kaip šeimininkas pirmasis dienas gyvens su šuniuku savo nauju, savo šeimos nariu. Tai aš visą laiką juokiuosi, kad dabar jūsų gyvenimas yra 4 valandų režime. Tai yra valgom, einam į lauką, žaidžiam, einam miegot, po 4 valandų procesas yra tas pats. Naktį, truputėlį ilgiau, sakyčiau, jeigu 2 mėnesių šuniukas, tai gali apie 5 valandas pamiegot. Tikrai neiškenties mažylis naktį 2 mėnesių, kad nieko neprisidarytų. Teks keltis. O kiek ilgai, tai individualus dalykas, vienas šuniukas gali po savaitės 2 jau ilgiau išmiegot, kitam reikės dar kurią laiką, mėnesį kokio tai pasikankinti. Tai tas gyvenimas, kad 4 valandų režime gaunasi, už tai tas narvas, kuris stovi ne vidury kambario, tai jisai būtinai reikalingas tam, kad šuniukas pailsėtų. Nes pavalgė, buvo lauke, pažaidė, nešam į narvą miegot. Taigi, jis mažas dar šuniukas, jam būtinai reikia pailsėti. Kūdikio režimas. Taip, kūdikio režime. Mes miegam daug, valgom daug. Dėkojam mūsų pašnekovams, kurie suteikė savo informacijos, daug gyvenimiškos patirties. Tikiuosi buvo įdomu. Prenumeruokit mūsų kanalą ir susitiksim kitose laidose.